Sveiki, mėlyjei. Gedulinga diena. Išlaužęs kaulus savo kolegom, linksmas Nemuno aušros vadas, o mes visi gedulingi. Kai ta kažkuria prasme... Dėja visai Arnai nelinksmas. Tai čia yra kiti niuansai. Gal ir prieisim ir iki to, bet šiaip tiesiog tokio heito, tokios neapykantos, kaip aš skaitau komentaruose, tai dar nesu matęs, bet tai yra logiška, buvo sudėta labai daug vilčių ir tos viltis buvo, nerodžiau net ekrane, bet visi supranta pagal garsą, koks buvo atliktas veiksmas. Žinai, kaip sakoma, žiūrėsim, kaip bus. Tai palaukim kantrybės, pažiūrėsime iki 26 metų gegužės 10 dieną ir sausio 1. Remigijau, po 26 metų ateis 27, po 27 ateis 28, kur kas gali paneigti galimybę, kad tokios kaip Nemuno aušra Seime nebeliks ir tada atėję, šiaip faktiškai su visu šito reikalu, kas buvo padaryta šiandien, tai visų pirma patys savo išsikasėt gerą duobę ir ant piedestalo užkėlėt nieko neveikiančius konservatorius. Absoliučiai čia tiesiog, žinai, kaip sakoma, suvinioja į dovanėlę, perišai kaspinų ir įteikiai jiems į rankas, bet ir prie to prieisim, pradėkime, aš kaip paprastai mudu šnekamės chronologiškai, savaitės ta tokia vadinamoji apžvalga ir be abejo, čiagi galima būtų kalbėti ir apie Gazą, ir apie tai, kad Trumpas nusišlapino, žinai, ant visų derybų pasakęs, kad jisai traukėsi, bet kadangi čia kaip tam posakyje caras toli, dievas aukštai, tai šiandien mes to nenagrinėsim, o kaip ten bebūtų, reiškia, buldozerių prastumti mokesčių padidinimas, tarkime taip. Ir iš karto nuo, tikriausiai, čia taip galima pasakyti, Trockis ne, bet prie Lenino netoli, tik tai, kad su barzda. Karlas Marksas, parašęs bolševikinį Kapitalą, Sysas toks yra algis, reiškia, ir nuo jo, be mokesčių pakeitimų didelėm pajamom, galim ir jūrų parkus uždaryti, laivus išmest, bet tai atskirties, kuri išties padidėjo labai stipriai, bet būtent per konservatorių valdymo metus, nes šių metų mes neturim duomenų, padidėjo atskirtis tarp turtingiausių ir čia Sysas, aš nežinau, jam tikriausiai ant kaktos reikėtų raudoną žvaigždę su kūju ir pjautuvu ištatuiruoti ir tada šitą jo frazę mūsų įžanginę, kad kapitalo prieaugis labai geras, milijonierių skaičius didėja kartais, todėl reikia juos visus iškarstyti ant šakų. Ir be mokesčių, ypač didelėm pajamom pakeitimų, mes galim ir jūrų parkus sustabdyti, ir laivus nestatyti, ir dar ką nors daryti. Atskirtis nuo to nesumažės, nes Lietuvoje kapitalo prieauglis labai geras ir milijonierių skaičius didėja vos ne kartais, kasmet. Ir ypač tai kriziniais metais pasireiškia. Tai va čia akivaizdu, kad kuo žmonės turtingiau gyvena, didesnės pajamos, jie gali iš to daryti verslus, gauti dar didesnės pajamas. Jokia vyriausybė nesusitvarkys, jeigu nepareguliuos mokestinės sistemos taip, kaip yra kitose šalyse. Yra blogas požiūris labai, nes šiandieną verslas ir smulkus ir vidutinis verslas kuria pridėtinę vertę Lietuvoje ir jeigu nesmulkus ir vidutinės verslo praktiškai sunkiai aš įsivaizduoju, kaip čia mes gyventumėm. Aišku, iš vienos pusės Sysas yra teisus, paimam, tarkim, pažiūrėkime didžiuosius prekybos centrus arba didįjį prekybos centrą, kuris yra šiandien absorbavęs ne tik maisto prekių parduotuvės, bet gamybą, žaliavas, paėmęs statybinės medžiagas, paėmęs vaisinės, dabar jau ir paėmė ir vaistinės, veterinarijos vaistinės, gydyklas ir panašiai. Tai yra rizikingas faktorius Lietuvai, kad Lietuva vis labiau ir labiau, dėl vienokių ir kitokių priežasčių
tampa, na, tokių, sakyčiau, verslo grupių. Tai čia Sysas šitoje dalyje, Arnai, yra teisus ir aš čia turėjau šią savaitę ir praėjusią savaitę su keletą ambasadorių susitikimą, na ir irgi vienas buvo užduotas klausimas, kaip jūs, na, tarkim, vis tiek mes daugiau kaip partija, daugiau tokia nacionalinė vertybė turinti ir iš nacionalinių pozicijų žiūrintis mes esam. Tai pavyzdžiui, Vengrijos pavyzdys, tai yra komerciniai bankai, yra ir užsienio bankai, jie moka specialų mokestį, o vietiniai komerciniai bankai, jie yra valstybė turi akcijų nuo 5, 10, 7, 8 ar kiek tam procentų. Tai be smulkaus verslo, be tų žmonių, kurie šiandien kūrė, nu, tu pridinės vertės nesukursi. Plus smulkus ir vidutinis verslas arba vidutinės pajamas gaunančias ir daugiau kaip vidutinės pajamas, tai iki 4200 iki rankas, tai yra būtent ta pridėtinė vertė kūrinti Lietuvoje yra, na, didžioji dalis yra jų. Tai Sysas, aš manau, kad, nu, sakau, kažkaip jiem kartais, nežinau, ne kartais, bet tikrai dažnai jiem ta tokia pasisakymai, nu, pritrenkė ne tik jumis, bet ir mumis. Ok. Pridėtinė versla, kuo aukštesnis atlyginimas, tarkim, verslų, IT kompanijų, tuo didesnė pridėtinė vertę sukuria. Kokią... Ne visą laiką. Palauk, nu, gerai, ne visą laiką, tiek to, kokią pridėtinę vertę sukuria Sysas gaudamas 3800 į rankas, kokią pridėtinę vertę sukuria Olekas, kokią pridėtinę vertę sukuria Žemaitaitis, Skvernelis. Aš kuriu ne kaip Seimo narys, tai jo, tai čia Arnai čia atskiri. Palauk, dėl to aš labai gerai žinau, koks yra indėlis ir kokią pridėtinę vertę sukuria 141 Seimo narys, Čmilytė, Šimonytė, Gailius, belekas jūsų, Paluckas galų gale, išskyrus tai, kad ten, aš suprantu, trečiadieniais pasako 20 klausimų ir prieštaraujančių yra, nėra, klausimų yra, nėra, priimta bendrų sutarimų, tai ar Šimonytė, ar Paluckas lygiai tas pats. Ir toks įspūdis, kad jūs visi, ypatingai Sysas, yra susikišę į ausis toks silikoninius, reiškia, kištukus ir negirdite, ką jums sako. Išvakarėse, prieš antradienį, verslo buvo didelė konferencija ir kreipėsi po tos konferencijos. Gerai, ten galima lobizmo apkaltinti Romanovskį Andrių, galima ten tą pramonininkų konfederacijos direktorę, tą moterį, nepasakysiu, Dainius Dundulis, kuris pasakė, ekonomika kyla, reiškia, ir biudžeto surinkimas 10% šiemet, reiškia, didesnis per 3 mėnesius negu praeitais metais. Ir prašo, nelieskit tai, kas veikia gerai. Nu, jeigu tavo šitas Land Roveris važiuoja gerai, tugi nelendi į variklį ir nesukinėjimų terkų, kad jisai dar greičiau veiktų. Tu puikiai supranti, kad taip negalima. O čia atsistojęs Šadžius paaiškina, kad, reiškia, kitais metais ekonomikos augimas dar paspartės ir mes tikime prognozėmis, o ne verslininkų dejonėmis. Tai yra kreipimasis prašymas į Seimo pirmininką, kad Seimas vis dėlto paragintų vyriausybę kalbėti su verslu, tai yra su verslininkais, tai yra su darbuotojais, tai yra su akcininkais, investuotojais. 500 milijonų kiekvienais metais gyventojų pajamų mokesčio surenkama daugiau negu prieš tai buvusiais metais. Tai kam daryti kažkokį pokytį, vardant to, ką daryti? Šiais metais biudžeto surenkamumas pakilo 9,3%. Aš nežinau, net svajonėse, manau, tokio rezultato, manau, labai sunku sulaukti. Kitais metais Lietuvos ekonomikos augimas smarkiai paspartės. Ir mes tikime šitomis prognozėmis ir tikrai nesiruošiame tikėti visokiomis vizijomis apie pasaulio pabaigą. Realusis yra mažesnis negu vidutinės pajamas gaunančių. Taip negali būti, tie, kas uždirba daug. Ekonomikos augimas, aš kad spartėtų, nematau pačių savo prognozių, nematau. Yra variantas, yra variantas, kad ekonomika augs ir gali labai stipriai augti, jeigu bus panaikintos sankcijos ir ES su Rusija atnaujins visus prekybinius santykius. Va čia yra, ar negaliu garantuoti, kad ekonomika augtų kokį 10%, net nebejočiau.
nes rusai iškart pirktų šičia butus, vėl grįžtų čia gyventi, grįžtų į Europą, atsidaro prekybiniai santykiai. Čia, Arnai, galiu pasakyti, sprogimas būtų. Iš tikrųjų, čia būtų sprogimas. Aš kažkaip nenoriu, kad rusai čia grįžtų atgal gyventi. Tu supranti, ar ne, aš tik sakau. Suprantu, ką tu turėjai omeny. Jo. Tai kitas yra dalykas, ar ekonomika gali augti, jeigu Europa atsisako visiškai žalio kurso. Vėlgi, ekonomika duoda impulsą, atsiriboja nuo žalio kurso, nuo šitų beprotizmų, kur yra, automatiškai kainos stabilizuoja ir kainos krenta, nebekyla taip, kaip kilo. Nebėra ekologinių reikalavimų ir tas yra, yra tam tikra galimybė yra vertinti. Bet kad kils kažkaip ekonomika, aš bent jau į savęs aš tų variklių nematau, iš kur jinai galėtų kilti, nes gyventojų skaičius, jis yra toks pat, jis yra mažėjantis, jis nedidėjantis. Tai imigrantų skaičius, jeigu mes toliau neįsileisim į Lietuvą migrantų, tai reiškia, mes ir apsiribosime tais, kuriais turim. Bet jeigu mes įsileisime baltarusius, toliau kazakus, tadžikus, kirgizus, rusus ar ten, nežinau, ukrainiečių dar prisimsim daugiau. Taip, mūsų ekonomika vėl augs taip kaip Lenkija. Lenkijoje, įsivaizduokite, 3-5 milijonai galimai yra ukrainiečių, tai pas jų rodikliai yra kosminiai. 3 metai, aš buvau irgi Lenkijoje dabar 3 dienas, 4, tai teko ir su vienais, su kitais pasižiūrėti, pasišnekėti, tai akivaizdu, kad augimas yra labai didelis. Dėl Romanovskio, čia nereikia sakyti, ar jis ten lobistas ar nelobistas, mes visi esame savo srities lobistai, tai ūkininkai mes savo lobinam klausimus, verslininkai lobina savo klausimus, bet čia yra, Arnai, jisai yra neteisus ir tai yra Estijos pavyzdys. Estijos pavyzdys, kaip tu puikiai žinai, aš praeitą kartą, man atrodo, tau pačiam sakiau, kad Estija didina 2% PVM ir didina pelno mokestį. Tai kaip ir žinai, rinkimų metu ir po rinkimų aš kategoriškai pasisakiau prieš PVM didinimą, nes PVM didinimas... Iki rinkimų tu pasisakei iš vis prieš bet kokius mokesčius. Prieš bet kokius mokesčius, 2 metus monitoringą. Taip, tai mes pasakėme 2 metus, socialdemokratai norėjo nuo sausio 1 dienos, mes su premjeru sakom, nesakau Gintautai, aš tikrai nepritarsiu ir mūsų frakcija nebalsuos, imam taip, kad metus nebus. Tai metų jokių naujų mokesčių nėra, nuo 2025 metais sausio 1 dienos iki 26 metų sausio 1 dienos, Arnai, jokio mokesčių nėra. Tai vienus metus mes sutarėm, kad nebūtų. Tai būtų įsigalioję visi nauji mokesčiai nuo šių metų Liepos 1 dienos. Tai čia dėrybos irgi yra ir aš irgi kartais irgi turiu ir nusileisti ir susitarti, kad vienas ar kitas sprendimas, kuris reikalingas valstybei ir žmonėms, jisai būtų priimtas. Taip yra, tai tu puikiai tą dalyką žinai. Tai būtų mano 70 ar 80, aš gal ir kitokius sprendimus galėčiau priiminėti. O čia dabar reikia derinti. Dabar, kur kalba dėl PVM grįžkime. Tai įsivaizduokite, dabar Lietuvoje būtų padidėjimas PVM. Aš jūsų pirmoji laidoj kovo ar vasarį, gal net mėnesį, man atrodo, po to feilo iš Amerikos skridimo, tai aš jums pateikiau, dėl ko esu prieš ir ant lentos braižiau ne vienam susitikime su gyventojais, nes jeigu tu bent 1% padidini PVM, tai vidutiniškai, Arnai, vienas žmogus, vidutiniškai, kurio mėnesinės pajamos yra iki 4200 eurų, tai yra ir su 700 eurų žmonės, kurie uždirba, ir pensininkai su 500 ir su 300 eurų, jis į metus mokėtų papildomai nuo 118 iki 200 eurų. Jisai mokėtų, jeigu tik 1%. Jeigu 2% jisai mokėtų, tai automatiškai jisai moka apie 400 eurų. Tai yra nesuvokiama suma, tai yra infliacinė prasme, Arnai, iš 2,6 milijonų padaugint 400, tai yra kažkas yra neadekvatu, tai ne tai, kad 250 planuojama iš naujų mokesčių ar iš esamų mokesčių, ar ten 500 milijonų, kaip jie žada, tai yra kosmosas, tai yra, tiesiog, Arnai, finansiškai tai būtų nesuvokiamas dalykas ir infliacija būtų be proto didelė, be proto. Tai taip yra, iš 2 blogybių renkamės vieną. Tikrai, ar tu galvoji, ką aš tik durnas, kad aš čia su malonumu balsuoju už tos įstatymus? Ne, bet aš suprantu, jeigu šiandien mes to nedarom, tai mes turim PVM. Jeigu neturim PVM, tai mes turim pelną. Pelnas natūraliai persikeliant visų vartotojų. Tai ne tik pelno nepamiršk, kad, tarkim, 17 būtų 19, bet kad pelną tu susimokėtumai, tu turi susimokėti PVM. Tai rezultate, kad tu viską, Arnai, brangininiai daug nemažai dar papildomai 21%. Tai čia yra pagrindinis matyt klausimas. Kitas yra dalykas, kažkodėl tai Romanovskis ir kiti verslininkai. Aš vakar turėjau su daugeliu jų pokalbį ir pirmadienį, irgi turėjau pokalbį, tai irgi mes ėjom Gedimino prospektu, kol aš ėjau į savo linčo teismą, kol mane ten Laucius teisė, tai mes irgi kalbėdami jiems, sakau, tai gerai, sakau, dabar įsivaizduok, sakau, PVM-as. Jo, Remigiau, geriausias PVM-as. Sakau, o kiek tu Lietuvoje atostogauji? Neatostogauji, žinai. O kiek tu Lietuvoje, sakau, išleidi pinigų? Tik labai nedidelę dalį, 30%. O kur kita?
Tai sako, aš daug keliauju, daug atostogauju. Tai šiandieną yra svarbiausia ir apsaugoti vidutinės pajamas gaunančių žmonės, nes jie ir yra mūsų ekonomikos variklis, ar jie eina į Kalvarijų turgų, jie eina į vietinę krautuvėlę, jie šičia išleidžia pinigus. Toks kaip aš arba kaip Sysas, mes vis tiek kartą, 2 kartus į metus išvažiuojame atostogauti, ne? Kas gauna didesnės pajamas, išvažiuoja 3 ir 4 ir 5 kartus. Tai tu pinigus palieki kur? Kitoje valstybėje. Daugiau tų pinigų tu nepaimsi. Tokių kaip Sysas ir tu nėra dauguma. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, puikiai, aš čia net ne iš verslininkų, aš kalbėjau su ekonomistais, teoretikais, kurie pasakė, kad 5 procentai žmonių, kurie yra stambiausi magnatai, pramonininkai, sumoka apie 80 procentų mokesčių į biudžetą. Verslas jūsų prašė... Absurdas, Arnai, absurdas. Žmogus sumoka mokesčius pinigus. Arnai, baig. Ir tu nedaryk klaidos. Jeigu norit Amerikos modelį, va čia yra teoretikai, yra vienas teoretikas, man vakar 2 valandas protą kniso. Pabaigė, sakau, gerbiamas profesorius, sakau. O jeigu būtų amerikoniškas modelis, sakau, irgi mokesčiai sumokėtų valstybė, verslininkai. Ne, Remigijus, sako, Amerikoje gyventojas. Tai sakau, dabar tu įsikalk savo į smegenį, sakau, verslininkas tegu nesumoka GPM 20 procentų, tegu nesumoka PSD, tegu nesumoka sodros, prideda žmogui prie atlyginimo ir pats žmogus tegu susimoka metų pabaigai. O ne, sako, čia blogai bus. O kodėl blogai? Tai sako, žmonės nesidraus, žmonės nekilps kopijos. Tai sakau, tai tu ir paaiškink žmonėm, kad ne mes verslininkai sumokam, o pats žmogus susimoka už savęs. Pajamų mokestį, kad jam būtų apšvietimas, kad jam sniegas būtų nukastas, kad jam ten šalygotis būtų padarytas, kad mokykla veiktų iš gyventojų pajamų mokesčių, nes yra savivaldybės savarankiškos funkcijos. PSD sveikatą tai gautų gydymą. Jis negauna gydymą, Arnai. Žmonių gauna Lietuvoje gydymą tik 70 procentų. Negauna. Bet kontraceptikai mes norim pasiūlyti 200 milijonų. Kas yra va čia, farinksų galva visiškai negerai. Va čia yra, man protų nesuvokiamas dalykas. Dėl to Nemuno Aušra nebalsavo, nebalsuos ir niekada nepalaikys. Tai ir kas užteks balsų ir dėl Nemuno Aušros. Va čia dėl to tas tavo gerbiamas ir mylimas ir dievinamas Paluckas, kur prastuminėja... Neišdievinu, Arnai, baig. Vėsaitės projektą už 200 milijonų, kai ruošiasi surinkti iš nekilnojamo turto, prie kurio mes prieisim, 80, geriausiu atveju 27. Kur tau 50 milijonų, Arnai? Apie ką tada yra kalba? Ką jisai čia knisa jie smegenis apie tai? Bet verslas jums pasakė ir pramonė, hebra, kalbėkitės, su kuo besišnekėčiau iš verslininkų, su niekuo nesišnekėjo. Meluoja, buvo vyriausybei 3 kartus, ir stambus verslininkas, ir pramonininkai buvo, ir atskirai Rolandas. Ne, tai buvo jie nuo pramonės rūmo atėjo, Valiūnas gal 5 kartus atėjo, pas Lukas Savicką irgi atėjo. Ar išgirdo? Tai išgirdo, pelno mokestis, Arnai, tegu atsigaukit jūs. Atsigaukit, Arnai, pelno mokestis buvo 19 procentų, 19 procentų, Arnai. Klausykis, atnešė dar ne faktas, kad nėra kokio Syso užregistruota, kaip ir 36 jo iniciatyva užregistruota. Žiūrėk, Arnai, Nemuno Aušra nebalsuos už GPM 36, 34, 33, Nemuno Aušra nebalsuos už pelno mokestį, kuris būtų didesnis kaip 17, Nemuno Aušra nebalsuos didesnis už lengvatinį 7 procentų pelno mokestį, nebalsuosime. Dar kad aš to, Arnai, sakau. Okay, žiūrėk, nes aš tą įsidėrėjau, aš tos 3 mėnesius vaikščiau kaip Sanša Panša ir bandžiau įtikinėti, kaip bandykim susireguliuokim šitus santykius. Kaip verslas, nei versla buvo atsižvelgta, kad vietoj 3 metų, 5 metų reinvestuojama pelną daryti, neatsižvelgia. Durnių nereikia valioti. Žinai, Palauk, aš nedrįstu tavęs vadinti durnium. Ne, aš kalbu turminį verslas durnių laiko, žinai. Bet kažkas su psichika negerai, jeigu tu tiki chemiko diletanto. Aš netikiu, aš savim tikiu. Taip, o chemikas diletantas atėjęs iš Seimo tribūnos ir aiškina, progresyvumas tai papildoma našta, bet jam vis tiek keista girdėti, kaip verslas gazdina, nelieskite mūsų, didinkite PVM, ką mes šnekėjom, reiškia, ir mes, Šadžius antras, reiškia, Kalininas, niekada to nepadarysim. Kokios verslo dejonės? Verslas nedėjoja, verslas bando kalbėtis, o chemikas diletantas negirdi, kaip negirdi ir Sysas. Dėl progresyvumo taip, tai yra papildoma našta, bet mes stengiamės šitą papildomą naštą išskirstyti socialiai teisingai.
Man buvo keista girdėti vakar verslo gąsdinimus, kad štai nukentės daugiausia pensininkai, nes jų pirmas pasiūlymas ir buvo: nelieskit mūsų pajamų ir viršpelnių, o padidinkit PVM. Vyriausybė šitą pasiūlymą iš karto atmetė, kadangi jis būtent skaudžiai nuskriaustų mažiausias pajamas gaunančius. Dėl lengvatų, tos lengvatos, kurios yra, jos buvo apsvarstytos. Ir tos lengvatos pasilikusios jos turi socialinę prasme. Ypač gyventojų pajamų mokesčio lengvatos, kurios dabar yra taikomos, mes nesiūlome naikinti verslo liudijimų, nes tai, atsiprašau, įneštų sumaištį žmonių galvose ir tai galiausiai pakenktų mažiausias pajamas gaunančių žmonių finansinę situaciją. Kuris buvo kažkada. Būtent aš Arnai girdžiu, aš su jais susitinku, aš su jais šnekuosi. Mes žiūrime apie pramonę, dabar yra blogai, dabar pradėjom su ta ilte daug. Tik tai nesakyk, kad mūsų 19 yra, mes nieko negalim padaryti. Tai aš Arnai įsimušiau, tu girdi, Arnai, iš 19 pelno mokėsi 17, iš 9 procentų lengvatinio 7 procentai, reinvestavimai pelnui buvo 3 metai, mes padarėm 5, mes papildomai paslaugų įtraukėme šitą dalyką. Tai mes juos ir darome. Kartu dabar su statybos įstatymu keičiam tam tikras lengvatinius dalykus. Šiandieną turėjo eiti įstatymę, tik tais vieną pataisą pas Liną Jonauską padarė klaidą dėl ekspertizių, kitų dalykų. Tai mes einam lygiagrečiai ir kitose vietose, Arnai, bandydami koreguoti, bandydami atkaitaliuoti, keisti. Kai kažkas irgi tas pats verslas man atėjo vienoj debatų metu, sako: Jėzus Marija, Remigijau, aš mokėsiu 32%. Sako, iš kur tu mokėsi 32%? Aš niekaip nesuprantu. Tai mano pajamos, sako, yra jau daugiau kaip 60 vdu. Tai aš tu dar kartą sakau, aš nuo nulio iki... Skaičiais, o ne VDU. Tai vienas vidutinis darbo užmokis 4200 eurų yra. Tai 4000 čia į rankas, Arnai. 4200 dauginkį 70, tai žmogus į metus su dividendai, su viskuo, sako, aš uždirbu 294 000. Tai padalink iš 12 ir tu gauni 24 000. Ir jisai eterį vienoje iš nacionalinių televizijų verkė. Sakau, žmogaus, sakau, tugi atlyginimus pasidarai dividendais. O jo, bet sako, dividendai bus įskaičiuoti. Palauk, kuo tu aferistė meluoji, sakau. Tavo dividendų suma. Tai va, supranti, va, jie nežino, ir dabar, kai jie pamatė, tai va, jis įsimoka virš 30 vdu dividendai, sako. Tai sakau, 30 vdu tu ir mokėsi 15%. Išsiminusuojam, nes jie nesiskaičiuoja. Reiškia, jeigu buvo 70, tau liko, sakau, 40 darbo užmokesčių. Jo, sako, 40. Nu, sakau, 40 kart 4200, ne, 90, nu, 100 000 gaunas. Sakau, tai dabar žiūrėk, kas atsitinka. Iki 36 vdu tu mokėsi tik 20%. Ir už likusius 6 tu mokėsi 25%, tik 5% daugiau. Jis taip, o tu rimtai, Remigijau? Sakau, čia laiptai yra, ar tu girdi, ką aš tau sakau? Spaudžia dešinę ranką, sako, viskas aišku, savo varau, sako, ir kitiem draugams, sako, pasakoti. Va čia, tai šiandien su Tomu Domarku irgi frakcijų, žinok, šnekėjau. Tai žmogui buvo tiek pripudrinės smegenų, tiek prišvietę, kol padėjom ant popierius ir pradėjom rodyti, kokia yra kas, kaip kur sistema. Tai sako, tai čia viskas teisingai yra, sako, tu ko šiandien taip dariau. Tai va, esmė yra dalykas, kad daugelis neskaito taip, su individualia, tai aš tai dakas, Arnai, su individualia veikla man problema yra. Bet mes ką padarom, Arnai? Mes nenaikinam verslo liudijimų, paliekam verslo liudijimus. O buvo pirminiam projekte, kad naikinsim, sutarėm, neliesk, Rimantai, palik. Verslo liudijimai, žmogus pats savo dirba, pats savo užsidirba, darbo birža neina, pašalpų neprašo. Jis yra tas, kuris sukuria mums mikroversliuką, vat rajone Šilutėj Kaltinį. Sutarėm. O kodėl niekas apie tai nekalba, kad verslo liudijimai nenaikinami? Niekas nekalba, niekam neįdomu. O kur tavo PVM padidinimas? PVM viskas, išvada, mano PVM jau paėjo, išvada iš vyriausybės pareina, Arnai, 55 000. Šiandien premjeras dar kartą patvirtino. Baigė vyriausybę kitą trečiadienį arba kitą trečiadienį jie balsuoja teikiamus išvadą. Viską šiandien frakcijai patvirtino. Gerai, čia yra smulkmenos. Chemikas... Arnai nesmulkmena, tai yra vis dėlto pinigai. Tai chemikas iš viso toks kažkoks klėdesingas, tas tavo gerbiamas Šadžius, kuris aiškina ir... Viena jis aiškina, kad verslo dejonės Lietuva dykvietė nevyks, o čia pat atsistoja Seimo tribūnai, aiškina, kad ekonomikoje tai yra visiška tiesa, gryna matematika neveikia. Padidėjimas surinkimo iš karto po to, kai įvedi PVM. Tik tai, o matematika šiaip gali būti taip, kad jūs dabar čia viską sukelsit ir jums bus, atsiprašau, ta
apatinė nugaros skylė. Kad ekonomikoje grina matematika neveikia. Matematiniai modeliai egzistuoja, tačiau elgsenos ekonomika tai yra tai, dėl ko keli ekonomistai yra gavę visai neseniai Nobelio premiją. Ir iš tikrųjų kartais būna taip, kad pasiūlytos mokestinės priemonės suveikia tučtojau taip, kaip jos turėtų suveikti. Tai pavyzdžiui, padidintas PVM visada iš karto tuo procentu padidina kainas. Tai yra praktika visų šalių, kurios ėmėsi šitokių priemonių. Pas Raskevičių ir priekinė. Nu, kiek ten? Raskevičiaus nebėra. Aš nesu optimistas, kad ten labai daug surinks daugiau mokesčių, bet kad socialiai teisingas ir socialiai orientuotas biudžetas, kas liečia laiptinę sistemą, tai man tik vienas yra dalykas dar, kuris nepatinka, kad tas žmogus, kuris dirba, pavyzdžiui, aš jaunas, kai buvau, aš dirbau prie 3 darbus. Aš variau prie 3 darbus, kad užsidirbčiau pinigų namui, kad užsipirkčiau būtui. O pajamos kol kas krenta į vieną kapšelį. Tai individuali veikla, žiūrėk, individuali veikla iki 6 vadų, jos lieka atskirai, tai šiek tiek tas yra apsaugomas yra. Verslo liudijimai, gerbiamas Arnai, irgi išlieka. Taip, tai va dabar yra klausimas, ko aš bandau kalbėtis, kad mes priemam šitus pakeitimus 0,36 vadų, 36, 60, 60, aptui daugiau, ne? Tai sakau, dabar žiūrėk, tada ar galime sutarti, kad 3 metus iki 29 metų nerušim šito. Šiandien ką pasakė premjeras pas mumis? Tinka, sako Remigijus, sutinku su šitų dalykų, esi teisus. Ir čia tada, sakau, pasakom žmonėm, kad visus 3 metus bus tokie finansiniai rėžiai. Pagal tą. Gerai, sako. Tai reiškia yra dialogas, kuriuo metu tu gali sutarti. Ne viskam pritari, ar ne, aš ne viskam pritariu, tu girdi, aš ne viskam pritariu. Bet aš einu į kompromisą. Pašnekėjau su premjeru. Šiandien frakcija, Arnai, frakcija visa. Frakcija. Aš suprantu, tu man panašus į tą, kas tenai pažiūrėjo gnomui Vovkai į akis ir aš ten išvydau gerą žmogų. Tai ką tu irgi ten tiki kaip viešpačių Paluckų. Aš netikiu, tu suprask, Arnai, aš kaip politikas aš girdžiu, ką tu sakai, girdžiu, ką kiti žmonės sako, aš turiu suvokti ir matyti, kaip įmanydamas, kad kuo mažiau padaryti klaidų, kad būtų kuo apsisaugota nuo klaidų darimo, kuo mažiau. Mes jas padarysim, Arnai. Ir bus klaidų, visko negali numatyti. Ir su būstų registracijas darys. Ir dalins kai kas būstus. Bus, Arnai, aš matau šitą dalyką, aš matau. Bet reikia maksimum padaryti, kad tų dalykų nebūtų. Todėl, jeigu... Specialistų turi. Jau mes užtenka turim Dumbliauskui 100 balų, kaip pavadino chemikas diletantas. Tavo Šadžius 2008 metais sėdėjo kartu su amžinatilsi Kirkilu, kuomet Kubilius su amžinatilsi Glavecku suvarė mums ten papildomų, minusai biudžetą virš 500 milijardo. Prieš pat krizę vaikščiojo Šadžius ir aiškino, kad jokios krizės nebus. Ir dabar vėl tas pats Šadžius vėl vadovauja finansų ministerijai. Chemikas, kažkur dar pasėdėjęs Europos institucijoje, atsisėdęs ir aiškina, kad gyventojų pajamų mokesčio padidėjimas turtingiems be abejo sumažins vartojimą, bet 1% pelno padidinimas įtakos įmonių pelningumui neturės. Ir tas tavo chemikas. Aišku, turės. O ką tas tavo chemikas pasakė? Tai čia iš viso reikia neturėti proto iš viso. Praeitais metais Šimonytė padidino, įtakos situacijai neturėjo. Pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokesčio naštos padidėjimas didžiausias pajamas gaunantiems asmenims, jis taip pat, tam tikrą prasme mažina vartojimą ir tokiu būdu daro įtaką ekonominiai padėčiai. Toksai mažiukas 1% padidinimas pelno mokesčio čia padarytų kardinaliai įtaką įmonių pelningumui. Tikrai ne. Jo labiau, kad ankstesniai kadencijoje buvo pasiektas tarppartinis sutarimas, už kurį aš tikrai labai
dėkingas ankstesniai valdančiai daugumai, kuri sugebėjo mobilizuoti platų palaikymą dėl 1% padidinimo, kuris, na mes matome, nieko čia šįmet, nieko tokio baisaus neįvyko ir tai yra įrodymas, kad pelno mokesčio 1% punkto padidinimas jisai kardinalios įtakos ekonominiai situacijai neturi. Remigijau, tai praeitais metais, o jisai lygina, kad panašiai gavo, taigi ten tų pinigų buvo, ekonomika labai stipriai pradėjo augti, tai jisai nebesusiskaičiuoja chemikas. Tikrai turėjo, tikrai Arnai turės. Dabar akcizas stabilizavosi iki 2-3% jau dabar, šios dienos, nes buvau prašęs, kad informaciją surinktų man, tai dalinai stabilizavosi, dalinai, bet netektis yra didelis, Arnai. Didelis netektis yra biudžete, 100 milijonų netekta iš akcizo. Benzino suvartota, dabar pasirodo kažkaip vėl pakilo, benzino suvartota daugiau, dyzelio suvartojame tik tais 3-4% mažiau. Tai jau stabilizuojasi, ką aš tau ir sakiau situaciją, nes dalinai mes ūkininkai tikrai buvom Arnai užsipirkę, tikrai buvo čia. Tikrai. Tai koks skirtumas? Dabar prasidėjo visi ūkio darbai. Kai aš sužinau, kad papirosai brangs, aš irgi nusiperku 5 blokus, pasidedu. Tai aš suprantu, bet kodėl, pavyzdžiui, visi prašo, kad chemikas pateiktų plano ir plano vykdymo skaičius ir neduoda. Ir kiek žiūrėjau, BFK neduoda. BFK irgi netikė, aš šnekėjau su Robertu, šnekėjau su Dainoru. Taigi tu esi toks revoliucionierius. Ateini ir pasakai savo, gintai, būk žmogus, tegul pateikia skaičius. Aklai, jūs einat aklai ir tu aklai kažką darai. Tuo metu... Ne, kodėl, Arnai, stop. Aš neinu aklai, aš eimu, palauk, Arnai. 17 metų aš dirbu tą darbą ir aš tuos visus kiekvienų metų finansinius rodiklius aš vertinu. Šiandien dienai Seime buvo pristatyti praėjusių metų rodikliai. Sodros, PSD, biudžetas. Tai aš visą laiką tuos rodiklius vertinu, valstybės kontrolę žiūriu. Tai dėl to aš maksimum ir noriu, kad nepadarytumėm klaidos, kuri būtų, lemtinga ir kur žmonės mumis keiktų ir sakytų, va šitie tai bepračiai pridarė dar daugiau negu kad konservatoriai. Remi, kiek žiūrėjo ataskaitas? Gal 20 žmonių, 30 Seime. Tai aš mačiau, gal aš nematau. Tai palauk, tai tų klausimų turi, visiems visiškai yra nusispjaut, kokios ataskaitos yra padarytos išvados prieš Šimonytės vyriausybės. Bet tai Arnai, kaip sakai jūs, Arnai, tu sakyk apie mane, tu kalbėk mane apie kaip asmenį, kaip partijos pirmininką, kur aš stengiuosi saviškai įtraukti. Dabar jau nebegaliu. Tu esi vieno kūno narys. Nežinau, kuri koja, 5, 6, uodega, galva, nežinau, skrandis, kepenys, nežinau. Bet kokiu atveju ne širdis. Širdis yra chemikas, o plaučiai kvėpavimo yra sysas. Jums valstybės kontrolė pateiktos lentelės ir nieks negirdi. Prašau, Remigijai. Aš matau, 0,7 milijardo, įsivaizduok, Nėra panaudojimo paskirties, nėra. 7 milijardai kairiai pusiai iš viso yra neapskaityti. Nėra medynų vertės nenustatytos, žemės klipų vertės nenustatytos. 700 milijonų iš viso neaišku, kas kur kaip. Remi. O čia aiškinat, ateinat gynyba, čia viskas, mokesčiai darom, pjaunam, tvarkom. Arnai. Taip. Gerai, kas yra audito komiteto pirmininkas? Tai prie ko audito komiteto pirmininkas, jeigu čia yra ataskaita, valstybės kontrolės? Pasakyti, audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, mūsų frakcijos narys, mūsų partijos narys, taip. Mes einame į prokuratūrą, kreipiamės į prokuratūrą, vakar dar vieną. Taip, dėl 260 milijonų, kur išvaistė... Tai 700 milijonų, 250 milijonų. Tai Arnai, ar tu supranti, kad aš maksimum darau, aš visko negaliu, visko priepti, tu su protu susipikai. Toks vaizdas, kad pas manęs galvoju motininė plokštė, nuo socmino, nuo švietimo, nuo visų šitų. O tai nereikia. Pasiemi tokį lentelį, įmeti į snukį Paluckui ir pasakai, bičias, 700 milijonų guli, o mes apmokestinam vidutinį verslą ir dar nekilnojamą. O Šadžius, chemikas, atsistoja Seimo tribūnai, čia iš viso yra cinizmas. Ko tada jūs skiriatės nuo konservatorių,
kur eidavo visur Šimonytė. Šadžius pareiškė, auditorių tai yra sąlyginė nuomonė. Nuomonė tai yra tik tai pagrindas gerinti veiklą. Auditoriai rado tam tikrų klaidų. Žinai, Remigijau, jeigu 700 milijonų yra tam tikra klaida, tada tiek to, vadink mane asilu. Sąlyginė nuomonė auditorių nereiškia, kad jie negali pateikti nuomonės. Jeigu būtų neigiama nuomonė, tai reikštų žinoma, kad jie negali pateikti nuomonės. Arba jeigu jie atsisakytų pateikti nuomonę, tai taip pat būtų. Sąlyginė nuomonė parodo, kad auditoriai rado tam tikrų klaidų. Ir jie teikia tam tikrus pastebėjimus. Ir tai yra iš tikrųjų vertingas auditorių darbo rezultatas. Visur, kur pažiūrėsite, sąlyginė nuomonė tai yra pagrindas tobulinti savo veiklą. Aš nevadinu tavęs. Tikrai nevadinu, tikrai nevadinu. Nu taip, paaiškink. Ne, aš dėl ko sakau, man yra keista, kad ministrai, kurių yra kuravimo sritis, jie, čia yra jiems įrankis, Arnai, jiems. Jiems yra įrankis, kad jie tą įrankį išnaudotų. O aš tai iškart vadovau į prokuratūrą, tyrimas 1-2, sveikatos sistemoje irgi mes dabar Šiaulių ligoninę prasiauditavome, mes varom. Aš tikrai sakau, aš varau, dirbu daug. Matė Vilniernai, blogai dirbsiu, viskas, viso gero. Uždarys tą politiką, aš dirbsiu pas savęs verslą ir 100 metų be 100 metų man tada yra. Bet man yra gaila, kada, tie kai kurie valstybės tarnautojai, kurie būtų arba turėtų būti suinteresuoti siekti tam tikrų tikslų, jie to dalyko nedaro. Taip yra, aš tą dalyką matau. Kada buvo kovo 18 dieną, nebuvo tas garsusis super slaptas Seimo posėdis. Kovo 18. Man kiek aš prisimenu. Kaip ten visi išėję? O Jėzau, ką radom, Jėzau, ką radom. Šakalienė kreipėsi į prokuratūrą dėl dronų. Tyla. Kažkaip visi pamiršo. Ir kažkaip ir tu panašiai pamiršai. O štai Arnai, dabar galite, palaukit, Arnai, jau sudarėm galimybę 0,25%, kurie skiriama nuo BVP, galime, kam skiriama Ukrainai, su visą paramą galime jau dabar susipažinti. Tai gerai. Kas turi teisę dirbti su medžiaga, galite jau susipažinti. Palauk, dabar žiūrėk, ką paviešino, jau ant kiek Dundulis yra atsargus tas Norfos savininkas, jau kiek gandų neviešins, skirtingai, tarkim, nuo manęs ar nuo tavęs, kai tu ten kartais prišneki tokių dalykų, kur, čia žinai, kaip sako, kas turi ilgą liežuvį, tas lankosi dažnai prokuratūrai, ne? Taip, bet o kas turi trumpą liežuvį, tas karpį pagauna. Tegul jisai, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, sovietiniais laikais, neryje plaukiodavo tokios mažytės žuvytės, mes jas vadinamo kaliucha, dyglė. Dygliukai. Tai Dundulis ką paviešino? Ir tylit. Ir tyli Kasčiūnas, Jeglinskas, tyli Šakalienė. Sutinku, Arnai. 2 milijardai vienam miesteliui, 16 000 eurų už kvadratinį metrą. Tai praėjo informacija, kad už 2 milijardus statys karinį miestelį. Mes primetėm kiek kvadratų. Čia tikriausiai nekilnojamo turto yra atstovų. Tai 1 kvadratas tame tarpe ir visokių angarų, taip toliau gauna 16 000. Tai 16 000. Kai, sakysim, komercinis plotas yra statomas kažkur 1500, gyvenamoji nežinau. Užmuš. Arnai, pasirašau. Kas iš to, kad tyli? Kodėl neišėjai į Seimo tribūną šiandien? Ką tai reiškia netylė, tu pablūdai šiandien dienai, tu ką aš nežinau, tai mūsų tramunė lupkaš su ūkiniu muilu į pietkelnį įsidėjus, kad nebūtų vėlinių. 2-3. Aš žiūrėjau tavo Seimą, tu tik tai lakstai tenai su razma ginčiai. Ne, Arnai, frakcijai šiandieną kaip tik kur buvo iškviestas ir... Tai frakcija 0. Turi žmonės girdėt, kad Žemaitaitis yra ir pasakė, Dundulis pareiškė, 16 štukų. Tai aš nežinau, čia tas vokietis atėjęs tikriausiai pašaudęs su savo haubica šiksant auksinio klozeto. 16 000. Jie net negyvens, Arnai, tose poligonuose, jie net nebus tose. Tai kas tenai bus? Valšansas statys tenai kokiam nors Vaišnorui prie to poligono. Valšansas, aš turiu omenyje Führerio būstinę, kur 5 metrų betono sienos. Iš kur tokios kainos, Remė? Tai tu paaiškink. Tugi maža to, kad verslininkas, tu dar puikiai žinai visokiausią statistiką.
Tai Arnai, mes šiandien uždavėm klausimą, dabar bus galima jau susipažinti. Nori Aidas Gedvilas, gali eiti susipažinti. Kaip? Ką atsakė? Aš uždavė klausimą. Tai aš dar kas sakau, jeigu nori Seimo nariai dabar susipažinti su šitą medžiagą, su informacija, Krašto apsaugos ministerijai arba Seime 007 kabinetėlį bus medžiaga visa pateikta. Tai, taip sutarėm, viskas. Jeigu yra noras, Seimo narys paprašo, kreipiasi dėl 025, dėl šitų dalykų jau galim, jeigu yra noras. Arnai, ataskaitą klausysi 25-30 Seimo narių. Nuraminamaus aistras. Ar mane šildo, kad susipažins su, reiškia, kur išleista 16 000 eurų už kvadratą, kad jeigu susipažins Martynas Gedvilas, jeigu susipažins Kaunas, nežinau aš jo vardo, tas, Kaunas iš Kauno, jeigu susipažins ten koks Šeršniovas arba Gailius, man neįdomu. Nes kadangi jūs negalėsit paviešinti. O man visą laiką kirbės klausimas, parodykit sąmatą, kad aš už konteinerinį kažkokį kareivinę turėčiau mokėti 16 000 iš kvadratą. Vat paneik. Remi. Kaip čia dabar turėtų būti, aš dabar galvoju, čiagi nėra ribotos naudojimo medžiaga, turėtų būti gyventojams žmonėms supažindinama. Nes 025, kur gynybai, kariuomenė, kur skiriame Ukrainai, tarkime, tai ten yra slapta, bet visa šita tai turėtų būti vieša. Pagal įstatymą, jiemgi neturėtų būti taikoma. Gerai, Arnai, padedam kitai savaitėje, aš pasiklausiu, ar čia jiems būtų taikoma ar ne. Ok. O dabar grįžtam prie to, kur praktiškai gali renovuotis Šilutėje, ūkyje savo namus ir su vaikais ruoštis 28 metais, lapkričio 13 dieną važiuot gyvent, nekilnojamo turto mokestis. Šadžius. Čia iškart pradėkim nuo chemiko. Aš tai iš vis neįsivaizduoju. Man tai būtų labai įdomu sužinoti, ar jis pats toksai iš savęs įsivaizduoja esas genijus, ar visgi dar yra šešėlėje, kurie genijai, kurie jam įteikia tuos. Pirmas būstas yra turto vienetas. Taip. Gali būti 308 kvadratai Antakalnyje ir 40 kvadratų Prienuose, ar kotedžas su baseinais, garažais ir panašiai. Mes turime padaryti skirtumą tarp pirmo ir antro būsto apmokestinimo. Bet tas pirmasis būstas tai yra turto vienetas. Ir tas turto vienetas gali būti 308 kvadratų būtukas Antakalnyje arba, sakykime, panašus būtas ten 40 kvadratų kur nors Prienuose. Bet gali būti ir kotedžas 2-3 aukštų su šalia įrengtomis patalpomis, kurios pakliūtų taip pat į to būsto vertę. Ten garažas, techniniai pastatai ir baseinas. Manau, kad turėtume daryti skirtumą tarp to pirmo būsto ir ano pirmo būsto ir tikrai nepritariu, kad tas antrojo to prašmatnaus, vadinkim, pagrindinio būsto turėtojas turėtų būti maloninamas tokio dydžio lengvata. Dėl to mes ir pasiūlėme tam tikrą progresinę skalę ir pirmajam būstui, kurį patvirtintų savivaldybė ir savivaldybė žinoma atsižvelgtų pirmiausia į tame miestelėje, ten mieste, toj savivaldybei, tose vietovėse gyvenančių žmonių turto situaciją ir jų gyvenimo sąlygas. Remigijau, neturi būti pirmo būsto apmokestinimo iš viso. Žiūrėk, mes su tavim 3 metus darom ketvirtadieninius pokalbius. 3 metus drožiam visas valdžias dėl civilinės sąjungos partnerystės ir Stambulo, nes tam nepritarė 73% Lietuvos žmonių. Taip? Taip. Tu puikiai žinai nuotaikas dėl pirmo būsto apmokestinimo. Arnai, čia yra skirtingai nuo partnerystės. Įstatymas nuo 2005 metų galioja. Iš to sumautos su šitos situacijos darom viską, kad pirmo būsto žmogus ir nemokėtų. Ir 80% žmonių... Ką darot, kad pirmo būsto nemokėtų? Įstatymo projekte aš tokio dalyko nemačiau. Gerai, ar gali leisti man pabaigti ir nepertraukinėti? Žiūrėk, įjungiu tave per visą ekraną. Tribūna jūsų.
Ką mes darome, kad nebūtų apmokestinamas pirmas būstas neadekvačia suma arba neadekvačiai daug žmonių? Šiuo metu galiojantis įstatymas numato, kad toks turtas, kurio mokestinė vertė 150 000 viršyje, jisai moka 0,5 procentus nekilnojamo turto mokesčio. Kas 5 metai Lietuvoje yra įvertinamas mokestinė turto vertė. Taip jau nutiko, kad nei aš, nei dar kiti mūsų kolegos nežinojom, tikrai nežinojom, kad 26 metais sausio 1 dieną kaip tik sueina tie 5 metai, kada bus įvertinta nekilnojamo turto mokestinė vertė. Jinai kyla vietomis 2-3 kartus. Matydami, kad jeigu šiuo metu Šilutėje mokėjo 200 kažkur žmonių, įvedus šitą mokės apie 300-350. Jeigu Vilniuje mokėjo tik keli procentai, įvedus šitą dalį mokės absoliučiai praktiškai visos jaunosios šeimos, kurie turi kotedžus, kurie turi būtus. Kaune, Palangoje, Druskininkuose, Nidoje, Klaipėdoje, Klaipėdos rajone, Kauno rajone. Ką mes padarėme? Buvo iš pradžių siūloma įvesti bendrą 50 000 ribą. Tai negali būti, nes Vilniuje 50 000 riba yra neadekvačiai maža. Tiesiog yra per maža. Tai reiškia, praktiškai mokės, tikrai pakankama didelė dalis. Pagėgiuose 50 000 mokestinė riba mokės už tą mokestinę vertę 10-12 žmonių. Tada mes sakom, su savivaldybių merais, su atstovais susitikom, šnekėjom, diskutavom. Merai sako, duokit mums nusistatyti nekilnojamo turto grindis, nes skirtingas rajonas skirtingai yra. Mes paėmėm ir patikrinom, kokia Lietuvoje yra mediana nekilnojamo turto ir kaip yra kiekvienam rajone. Ignalinoje mokestinė vertė arba vidurkis Ignalinoje esančių namų yra 10-12 tūkstančių eurų. Čia yra mokestinė, ne rinkos. Mėly klausytojai, kad suvoktumėm, registrų centre pateikė 2 vertės. Tai yra vidutinė rinkos vertė ir atkuriamoji vertė. Jeigu jūs norit pasitikrinti, kokia yra mokestinė vertė, registrų-centras.lt galima tą pasitikrinti. Tai ką mes dabar darom? Buvo 0,5 procento, pirmam būstui mažinam iki 0,05 arba 0,1, bet kreditas yra pusę mokės. Tai savivaldybės nustatys grindis. Antram būstui buvo pasiūlyta 20 000. Kadangi antradienį Nemuno aušra nepalaikė nekilnojamo turto mokesčio įstatymo, mes pasiūlėme premjerui antro būsto kainą, žemutinę kainą nustatyti 50 000 ir pirmam būstatui nustatyti 10 000, kad nebūtų ne mažiau kaip 10 000. Pirmas būstas įeina jūsų gyvenamasis, bet išlindo tokia informacija. Palangoje, Druskininkuose, Birštone, Nidoje yra žmonės, kurie turi kitos paskirties statinius, tai yra rekreacinės paskirties statinius dėl bendrųjų ir specialiųjų planų ir detaliųjų planų. Ir jie nepapuola į gyvenamai, nors jis yra gyvenamas. Tai mes dar pakeisim ir šitą dalį. Antras daiktas, antras nekilnojamas daiktas. Įsivaizduokime, mes turime namą, aš Šilutėje turiu namą, yra garažas ir yra pavėsinė. Tai už garažą ir pavėsinę būtum riba turėti 50 000. Tai turint antro būsto tokių kaip garažas, sodo namų ir panašiai, praktiškai Lietuvoje nemokės. Bet yra žmonių, kaip ir aš, kuris papuolu, paveldėjau iš tėvų namą, aš jį paveldėjau, tai pagal antrą būstą aš už jį ir turėsiu mokėti. Dabar mano namo, tėvelių namo, amžinatelis ir mamytės mokestinė namo vertė yra 138 000. Tai išminusavus 50 000 lieka man 88 000, 88 000 dauginu iš 0,1 ir aš moku tos, grubiai 100 eurų, 88 eurus aš moku. Tai yra šitoj vietu. Dabar, jeigu jūs esate senjorė, pensininkė, gyvenanti Vilniaus centre, Klaipėdos centre, Kauno centre, Palangoje ir Palangos savivaldybė nustato, kaip pavyzdys, 50 000 mokestinę ribą. Bet jūs gyvenate Janonio gatvėje 16, butas 7. Janonio gatvėje butas 16-7 yra 3 kambarių butas, 69 kvadratiniai metrai realiai. Tai jo vertė mokestinė yra 100 000. 50 išminusuojam ir už 50 pensininkė turėtų mokėti 0,1 procentą. Tai reiškia 50 eurų. Bet kadangi jinai yra senjorė, jai bus taikoma 75 procentų lengvata.
Tai jeigu paimant bendrai, nei Palanga, nei Vilnius, nei Kaunas, nei Klaipėda, nei Nida, nei Druskininkai, Birštonas ar Kauno rajonas, Klaipėdos ir Vilniaus rajonas nenusistatys žemesnės nekilnojamo turto ribos nei 100 000. Tai yra natūralus dalykas. Taip ėmiau ir patikėjau aš Benkunskas. Bet kita ko, Benkunskas, Arnai, šiandieną dalyvaudamas žinių radyje kartu pasakė, kad riba bus tokia. Dalyvaudamas Darius Jasaitis, kur mūsų Daiva Petkevičienė yra Seimo narė Neringos savivaldybėje, pasakė, riba bus 200 000. Iš Palangos savivaldybės ateina informacija, kad jie irgi nustatys 200 000 ribą. Gerai, tas pasakėlės aš girdėjau, lygiai taip pat. Ne, kodėl tu meluoji pasakos, tai yra įstatymo faktas. Aš nemeluoju. Tai ar aš melavau nors vienoje vietoje? Kur čia triubita nuolaida 50% pirmam būstui? Yra? Nu tai yra, aš ką tau ir pasakiau, ir yra. Lygiai taip pat kaip dar viena pasakėlė apie nekilnojamą turtą. Dar viena pasakėlė, kurią mum knyso smegenis Olekas ir chemikas. Pastoviai, kad ir Sysas pagrindinis, kad jeigu mes neįvesime, nepraplėsime, reiškia nekilnojamo turto mokesčio, prarasim 400 milijonų eurų RRF lėšų. Ir Skaistė, kurios aš lygiai taip pat nemėgstu kaip ir Syso, o dabar ypatingai Šadžiaus, tiesiai šviesiai šią savaitę kaukštelėjo, kad jeigu nebus įvestas joks nekilnojamo turto mokestis, Remigijau, prarasime 87 milijonus eurų RRF lėšų. Paimam, prisimenam lentelę, kur prašykta 700 milijonų, ves nereikia. Ir jos frazė, nereikia visų 400 milijonų užkasti po nekilnojamų turtų. Kalbant apie RRF įsipareigojimų, šito rodiklio konkretaus neįgyvendinamas, matyt, kainuotų apie 87 milijonus, nes bendrai visas mokestinis paketas yra gerokai platesnis vertinimas, tačiau šis rodiklis susidėjo iš dviejų dalių, tai yra aplinkosauginiai mokesčiai ir nekilnojamo turto mokesčiai. Tai aplinkosauginius mes esame priėmę, todėl sakyčiau, kad yra tam tikra kaina, kurią visiems reikia žinoti, bet nėra taip, kad ten jau visi 400 milijonų užkasti po nekilnojamo turto mokesčių, nes ne visai tokia situacija yra. Dar viena pasakėlė. Aš tau ką tik papasakau apie nekilnojamo turto mokestį, aš sakau, kad tai yra realūs dalykai. Aš tau pasakau, Arnai, kaip žmogus, nemeluojantis tau, sakau, kad jeigu mes nepakeisim nuo sausio 1 dienos mokesčių... Ta žinau. Aš nebeturiu, ką tau atsakyti, ką aš neturiu, ką tau atsakyti. Nieko, tu paprasčiausiai galėjai įtraukti į tą, kad pirmas gyvenamasis būstas imperatyviai įstatymą prašyta, neapmokestinamas. O dabar, žinai, kartais Remi, mes, nežinau jau kiek metų, 10 pažįstami. Man net aš įsivaizduoju, kad jau geriau tave būtų antradienį uždarę, tikrai sulaikę tenai kokiam 15 parų po tavo to teismo, nes tavęs nebuvo ir tikų Paluckas išlindo pro rakto skylutę su balsavimu. 2 balsais tik tai, reiškia, daugiau turėjo negu prieš. Ir tada iš karto atsistojęs Paluckas pradėjo aiškinti, per daug atsipalaidavom, bus griežtas pokalbis, neimituokit bendradarbiavimo, arba dirbam, arba nedirbam. Šiandien galbūt per daug to atsipalaidavimo, manant, kad ir tai balsų yra pakankamai, tai šitas klausimas įsispręsim dėl disciplinos. Taip, bus griežtas pokalbis, nes arba mes bendradarbiaujam ir dirbam, arba neimituokit tokio bendradarbiavimo. Ir kuo pasibaigė? Ir tave iš karto ant kilimėlio, kaip Petriuką į kampą. Kaukšt. Koks ant kilimėlio, Arnai, aš grįžau iš teismo posėdžio ir šiandien sakau, žiūrėk, Rimantai, buvom sutarę, tas turi būti, kad turtas būtų 5 metai, tas nėra. Tai sako, pasiūlymus registruokit. Tai gerai, sakau, viską, sutarėm šitą prie premjero. Šitą sutarėm 5 metai išlaikomi, sutarėm. Grindis antram būstui 50, pirmam nominaliai 100, kad kaimuose žmonės nemokėtų ir savivaldybės keltų. Sutarėm, sakau. O kodėl kaimuose, o ne Vilniui? Tai Vilniui tau nustatys Benkunskas 150 000, nu. 1, 2, 3, ima nu gerai, žiūrėsim, tvarkoj.
Žinokit, man tai įdomu, aš norėčiau Jums palinkėti vieno dalyko kritikams, kurie niekaip nesusigaudo, kas čia yra vyksta ir į kokią šikną mes esame įvažiavę ir jie reikia taisyti, palauk gegužės mėnesio. Nustokit nekalbėti ir palaukit gegužės mėnesio. Aš puikiai, čia kitų metų, aš puikiai įsivaizduoju, kokia šikna yra. Esmė ne apie tai, ką tu čia reguliuoji. Kaip ten tu pasakai, nedekvačia suma, kad nebūtų apmokestinta. Esmė yra ta, ką mes tikėjom. Pirmas, būstas yra neliečiamas. Dabar nuleidžiam truputį gazą, vėl prieš pinigus, pakalbėkime apie laisvalaikį, kur nuvažiavo Paluckas ir čia aš tarp kitko neturiu pretenzijų, man tai nusispjaut. Aišku, kyla klausimai, kodėl pas Barštį, kodėl dar ir, reiškia, Ričardas Malinauskas, ten socdemai, tai yra konservatoriai iš karto tenai firmų, draudimų, bylų ir panašiai. Bet kodėl Skvernelis ir Žemaitaitis būtinai atsistoja pradėjo ginti Palucko žvejybą? Laisvalaikis premjero buvo, tai nesureikšminkim. Jeigu taip žiūrėti iš socialdemokratų ideologijos, tai turėjo Karpį pagauti arba Barštys, arba Malinauskas ir Paluckui atiduoti. Labai gerai vertinu, tik per mažą Karpį pagavo. Barštys galėjo būti biškį dosnesnis, jam didesnį duoti ištraukti. Nereikia dar kartą sakau bijoti. Mes gyvenam nepriklausomai valstybei, žmonės ir politikai gali su kuo nori sutikti ir kada nori sutikti. Jeigu turi žmogus hobį, jisai gali hobį turėti. Tai aš ir ginsiu, nes debilizmo viršūnė čia... Bepročių kompanija, demokratiniai šaly, kad politikas, premjeras, meras, Arnai, debilų, buvau žodės nesikiek niekada, bet, nedekvačių žmonių valstybėje mes tada gyvenam ir tai, tu įsivaizduok, Arnai, dabar vyktų renginys, pavyzdys, tavo būtų vestuvių metinių proga, ne? Ir tu mane pakvieti į svečius, ne? Ir, išgeriam vyno taurę 2. Ir aš pasiemu viešbutį įsinomoju, ne? Ir tavo vestuvėse prieina koks Rišelyje ir sako, žinai, Remigijau, noriu su tavim pasišnekėti. Sako, turiu problemą kažkokią, žinai. Taip, sakau, klausyk, vienas iš tų muškietininkų, žinai, atvažiavęs iš Baltarusijos pasienio, žinai, sakau, tai kas pas tavęs yra? Man sako, pas manęs upė dažnai keičia vagą, žinai, ir ten akmenų upėj randa, žinai. Ir dabar nuo to padaro tokio debilizmo, aišku, Barščiui Tautvydui. Tai yra Dievo reklama. Tai jis tokios reklamos, matyt, net žmogus negalėjo įsivaizduoti. Dabar visi, kiek aš jau ten turiu tų informatikų pažįstamų, sako, Remis, sako, paieškose, Barštys ir ten jo, kas ten, tie parkas tas jo, kur yra. Visi taip žiūri, kas ten yra. Bet čia, ar tu gint, negint, man net negint, man net, sakau, tokio kvailumo dalykas. Monika Navickienė lėktuvai skraidė, klausykit, ten kelionės. Niekam, kad nors, kas nors. Tas pats Zingeris, tu pažiūrėk, ką Zingeris išdirbinėja. Ten iš vis protų nesuvokiamas dalykas. Jiem nieko. Tai aš čia dėl tų dalykų, Tu čia prie Zingerio nelysk. Pavyzdžiui, Čmilytė pasakė, kad Zingeris važiuoja labai daug į svarbias komandiruotes ir asmeniniai jo ryšiai yra labai svarbus. Ir pavyzdžiui, Zingeris negali atiduoti asmeninių ryšių Žemaitaičiui, žinant jo ryšių. Bet jam šūkys dar geriau atšovė, man atrodo, tai Raimė net pasityčiau. Raimės, kai davė jam mažo net nebuvo. Bet žiūrėkit dar dėl to žvybos. Bet Arnai, o kodėl spauda nerašo, kad ten pat buvo Kazys Starkevičius, kad buvo Aurelijus Veryga, kad Kęstutis Mažeika. Tą patį savaitgalį, tie patys žirgai, viskas buvo, kultūras, varžybas, apdovanojo, viskas buvo. Nuotraukos, kodėl niekam neįdomu? Kodėl Arnai neįdomu? Gerai, Starkevičius šventas, baigiam tą, Paluckas gerai pasakė, kai jo ten klausė, ar kalbėjai su Malinausku. To sako, plėpėsiu žuvies, nepagausiu, žuvį pagavau, vadinasi, liežuvį laikiau už dantų. Gal ir laikė. O kalbant apie žvejybas apskritai, tie, kas meškerioja, puikiai žino, plėpėsi, žuvies nepagausi. Kadangi žuvį pagavau, reiškia, liežuvį už dantų laikiau. Tai, bet teisingai pasakė. Dabar jau pailsėjom, pasiekėm, dabar vėl einam pyktis. Mes nesipykėm, nors kitiem atrodo, kad mes čia kolokais mušamės. Tarp kito, ko reikia vieną gyvą laidą padaryti, kad tikrai gyventojai pažiūrėtų, ar mes mušamės ar ne. Mušamės. Jo, grįžtam. Tarp kitko, apgyniai Palucką
išlaužė rankas savo hebrai, reiškia, per balsavimą. Tai dar ten, man atrodo, nufotografavo kažkas Šukytę vargšę, verkiančią ketvirtadienį. Ir va, aš tada irgi tau sumesiu sąmokslo teoriją. Apgyniai, padarėjai ir staiga šast šiandien VRK pripažino. Nemuno aušra pažeidė rinkimų įstatymus, bet neširkščiai. Nu taip, bet Arnai, jie kitą variantą... Aš žinau, baig, net nenagrinėkim. Tai viskas yra išlaikyta, grįžtam į pykčius. Dabar apie tuos padidinimus GPM-o, mokesčių padidinimus, individualiai veiklai ir panašiai. Ir vėlgi, chemikas, ant kiek jis yra, aš daugiau nieko nematau. Bet mes turėjom vieną fiziką. Du fizikus, Kirkilas ir Kubilius. Taip, Kubiliaus knygos apie krizės suvaldymą laukiam jau kiek, 13 metų neturim, dabar baltą knygą rašo, jisgi yra gynybos komisaras Europos Sąjungos, tai irgi ten kažkokią baltą knygą rašo, žmogus su baltų bilietu baltą knygą gal ir nėra blogai, bet dabar turim chemiką. Reiškia, kur jisai finansų mokėsi, aš nežinau, bet tiek to. Jam visi aiškina, kad mes dar kol kas nepraradom, galim prarasti, reiškia, konkurencingumą. Bet chemikas pareiškia BFK ten viskas aišku, sysas, kad Lietuva bus konkurencinga su tokiu grafikėliu, nes mokesčiai Lietuvoje bus mažiausi. Tai mokesčių prasme Lietuvos konkurencingumas ir regione, ir Europos Sąjungoje liktų toks pats aukštas. Ir mes neišlipam virš greta esančių šalių su savo apmokestinimo tarifais ir gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio ten 1-2 procentų yra, kas turi mažesnį, bet iš esmės mes neišlipam virš. Gyventojų pajamų mokestis buvo tokių šnekų, kad didelis toks didelis, kad dabar visi į Latviją perbėgs persiregistruoti. Tikrai ne, nes ten mokesčiai didesni. Verslas, stambus verslas arba kaip Numa, kaip jis dabar yra, ar jau dar pakeitė pavardę. Tai, Statkevičius, man atrodo, pakeitęs, ar kuris tas Dylys, kaip iš jų tenais yra, kur pakeitė. Staškevičius Ignas. Dylys. Jo, irgi. Kuris vadovavo Eurovaistiniam. Taip. Tai taip, labai didelis verslas, įtakingas verslas tikrai Lietuvoje nebėra ir dabar nebėra, yra pagrindė Šveicarijoje, žinokit, Arnai. Jungtinio Arabų Emiratuose, Saudo Arabijoje kai kurie keliasi, jų yra, aš pats pažįstu, ne vieną. Į Saudo Arabiją, tiek jau to, aš tave truputį apginsiu, nes į Saudo Arabiją tą verslą išvarė konservatoriai. Tu turi omenyje apie Solutions ir Gediminą Žeimelį. Taip, aš apie Solutions, tai yra milijardas. O tu chemikui sakei arba tam savo mylimam Paluckui, kad gintelė skrisk į Emiratus, pulk ant kelių prie Žeimelį, kad jis vėl grįžtų į Lietuvą. O jisai pasakys, ne, mokesčiai per dideli. Aš esu pasakęs labai paprastą dalyką. Jeigu norit mokesčių nekelti, gintai, yra vienas variantas. Panaikykite sankcijas, bent baltarusiškom trašom. Jūs baltarusiškos trašos ką važiuoja, tą realiai jūs šiandieną susirinksite iš to vadinamo draudimo mokesčio PVM padidinimo 10 procentų, kuris yra ir cukraus. Tai va, čia yra, sakau, pinigai. Bet, kaip sakot, yra tie moraliniai standartai, kurie sako, ne, mes baltarusiškų trašų nepaleisim, amerikonai irgi mumis laiko kaip įkaitis. Tai va, čia yra. Tas pats, aš labai daug tikrai pažįstu, bet tik manim, Arnai, aš kiek Šveicarijoje pažįstu lietuvių verslininkų, kurie ten gyvena ir mokesčius įsiveda ten. Ir jie daro teisingai, neįsiveda, jie neapgaudinėja, jie daro visą tai, kas yra numatyta pagal įstatymus, apgaulės jokios nėra. Tai Rimantui yra, aš tikrai norėčiau Rimantui tokią stažuotę padaryti, paleisti į smulkią įmonę, kur yra 2 žmonės, 2-3 žmonės, kad Rimantas suprastų smulkaus ir vidutinio verslo, peripetijas, kaip yra sunku. Aš vakar kalbėjau su vienu žmogumi, kuris Marijampolės pusėje turi 3 prekybos taškiukus, kaimo parduotuvėlės, Arnai. Tai
jisai sako, uždrauskit, sekmadienį, Remigijau, uždrauskit, mes nebegalim išgyventi, nes šiandien dienai prekybos centrai mumis žudo, ne? Tai vat, aš manau, kad jeigu Rimantas padirbtų tokioj parduotuvėliai šeimininkų, prekybininkų, prekių teikėjų, gal bent jau taip nekalbėtų taip, kai kalba. Taip, jie kalba biurokratinį dalyką. Tai aš sakau, aš turiu baimės, Arnai, ne dėl mokesčių baimės trauksis ekonomika, ne dėl mokesčių, patik dėl baimės aš mokesčių tai aš neturiu, bet aš turiu tai, kas vyksta Europoje ir tai, ką daro Donaldas Trumpas. Tai vat, aš čia turiu baimę ir aš čia didelė abejonė, Arnai, dedu, žinok, tikrai, Arnai, dedu didelę abejonę. Daugiau prastuminėkit žaliųjų mokesčių, kaip čia vėl buvo pristatinėjami komitetuose planai su 100% žaliaja ekonomika, 100% žaliaisiais pirkimais. Sugrąžinkite iki 30%. Ai, ką čia aiškinsiu? Tu eik ir aiškink chemikui, mes su tavim galim tik čia pyktis, bet jūs net ir to nedarot, nes chemikas negirdi. Tu sakai chemiką įvesti į smulkę įmonę. Tu dar ir Sysą įvesk į smulkę įmonę. Ir Oleką įsmesk. O Oleką tu išmesk iš Seimo dabar. Iš pirmo vicepirmininko. Ir pasakyk, eik praktikuok į ligoninę. Jisai slogos neišgydys, nes jis nežino. O Sysas iš viso gyvenime nieko neturėjęs. 28 metus susmirdęs Seime sėdi. Ir jūs valdot valstybę, ekonomiką ir verslą. O Paluckas ką? Riešutus augina. Tegul jūs augina riešutus. Tau smagu, matau, kad tu įsilieji, tu, žinot, kaip yra psichoterapija, tai psichoterapija. O tu neįsilieji? Įsilieju, Arnai, ir skauda, ir pikta būna, tikrai įsilieju, tikrai tą patį darau, ką ir tu darai, tikrai įsilieju. Tai dėl to, Arnai, aš einu, kovoju, baruosi ten, ginčiuosi ir durim patrankom, durim, patikėk, Arnai, manim, trenkom durim 3-4 dienas, tyla būna, grįžtam vėl šnekam, žiūrėkit, čia tai bus, čia bus negerai taip, čia bus šitas blogai, čia su akcizu blogai, čia su degalinė, čia, tasme, tu vėl bandai aiškinu ir tu pavyksta po biškį, tai neskai, kad tu visko, bet step by step, žingsnis po žingsnio kažką tu atkovoji. Tai nėra, jeigu tu puikiai supranti, kad vat yra taip, tugi čia mėgsti pasiėmęs telefoną, arba ten nubėgęs. Įrodo, Arnai, iš karto rodau. Arnai, iš karto rodau. Ir negirdi. Vienintelį, ką jūs gerą padarė, duoda žmonėm pasimti iš kalėjimo pinigus. Vienintelį. Ir tai, į BFK atėję pensijų lobistai pradėjo gąsdinti, kad jeigu jūs leisite išeiti iš antros pakopos kalėjimų, 3 milijardų investicijų į ekonomiką Lietuvos nebus. Ir pensijų fondai yra suskaičiavę. Mes esame mažoji dalis kaip GO indeksas, bet imant visus, ta prasme, iš antros pakopos galėtų ateiti apie 2-3 milijardus. Ir staiga, ir aš netikiu, kad va šitam komitete, kur žmonės apie finansų supranta, kad 2-3 milijardai mums nesvarbus. Bet jeigu mes darom šitą reformą, kokia jinai yra pasiūlyta, ateinančius 2 metus, kaip yra numatyti tie langai, pensijų fondai net neturės galimybės svarstyti jokių tokių investicijų, nes jie rūpinsis likvidumu, kaip suvaldyti likvidumą. Nes nieks nežinom, kiek žmonių pasitrauks, aš manau, kad jų pasitrauks visai nemažai ir mes tiesiog dirbsim ties tuo ir dirbsim ne dėl to, kad kažkokį verslą savo padaryti, o kaip suadministruoti ir kaip išsitraukinėti pinigus iš investicijų, o ne investuoti į naujas, sakykime, gynybos ar kokias nors kitas investicijas. Eikit, jie tegu pasakas nešneka, pušiai yra, nekreipkite dėmesio. 3 milijardai šiknoj 3 lentynoje. Tas pats gyventojas, jos tos pačius pinigus investuos į banką, ar dar kažką investuos, pirks, darys, remontuosis, atsidės gal kiti, į sodrą dėsis ir tikrai viskas bus gerai. Okay, mažiau kreipdėmės. Prie to, reiškia, to varianto, čia kur į kamputį pastatė. Žemaitaitis atėjo į darželį, papylė kruopas. Jeigu matai rankos mano pagal manieras, paduok tam ekspertui, tai rankos matai kaip išvarkai įsikibusios yra, tai kaip Šačiaus galva suprato, ką aš sakiau, buvo ką pasakyti, ar ne? Jo, o nuėjęs į LRT, reiškia, man vėlgi tos Seimo nariai išsigando visuomenės ir teisingai. Tai, kas vyksta Lietuvoje ir tarkim, balsavimas Seime, jeigu pažiūrėsime mūsų kaip Nemuno aušros,
Tai yra iš tikrai Seimo narių, kurie, na, manyčiau, įsigando arba tiesiog pabijojo, kokia yra visuomenės nuomonė. Vien dėl paprasto dalyko, kad visuomeniai šiandien yra visiškai nepaaiškinama, kas yra keičiama ir dėl ko taip yra keičiama. Ir kitas yra dalykas, ką aš bent jau šiandien tą labai gerai matau, kad yra labai daug dezinformacijos. Reikia pamėginti paaiškinti viską nuo pradžių. Nekilnojamo turto mokestis įsigaliojo 2005 metais. Pirma buvo taikomas juridiniam asmenim, 2011 metais Kubilius pritarė ir praplėtė fiziniam asmenim, nustatė virš 700 000 ribą. 2019 metais, būnant premjeru Sauliui Skverneliui ir biudžeto komiteto pirmininkui Valiui Ąžuolui, ta suma buvo pasiūlyta nuo 220 000 eurų sumažinti iki 100, tada mes Seimas pasipriešinom, palikom 150 000 ir atsitinka taip, kad 20 metais kas 5 metai turto vertė yra keičiama. Ir 26 metų sausio 1 dieną nekilnojamo turto vertė mokestinė, reikia pabrėžti, kad mokestinė nekilnojamo turto vertė, kai kur didės 2, kai kur 3 kartus. Tai reiškia, šiandieną iš rajonų, regionų žmonės, kurie pardavė 5, 6, 10 hektarų ar pardavė savo butuką ir vaikui davė pinigų pradinį įnašų Vilniui nusipirkti ar Kaune, ar Klaipėdoje, ar ten kotedžo, ar namui, tai kitų metų sausio 1 dieną jo nekilnojamo turto mokestis bus gal 300, gal bus 500, gal net 700 eurų. Tai va, tai dabartinė yra situacija, kad mes esame įkaitai situacijos, mes turim priimti nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimus, numatyti, kad savivaldybės pačios nustatytų grindis, nuo kurio būtų apmokestinama, o Seimas nustato tarifus. Remi, aš tau moku algą, sutinki? Taip. Tau moka algą Šilalės, Užventės, Kupiškio, Palangos gyventojai. Tau, chemikui, iš viso nemokėčiau, jis man turėtų mokėti, kad jam kažkokie puspročiai leido dirbti tokioj pozicijai. Tai tu turi bijot mūsų. Tai yra teisinga. Tai aš to ir bijau, aš ir dėl to ir nenoriu pridaryti klaidų ir sėdžiu, dirbu ir ginčiuosi. Ir tu atsisėdęs aiškini, kad niekas niekam nieko neaiškini, kai tu pradedi braižyti ant lentos, ten iš vis nieko neaišku, ir kada tu pasakai, kad yra labai daug dezinformacijos, tai žinai, nukanalizuoti galima viską. Arnai yra beproto daug, beproto, Arnai. Įsivaizduok, kai aš matau protingus žmonės, pentakoloninkus, kaip tu sakai, kurie dalyvavo, vėl nežino, kokiuose įdomiuose įvykiuose, mes puikiai apie kokius žmonės mes žinom. Kai kur stovėjo parašus rinkinėjo, kai kur sako, mes čia dar kažką tai darysim, mūdu būdų žinom, apie kokius asmenys kalbam. Ir kai daro videos, kad ten nuo visų pajamų apskaičiuos, kad iš bobutės namus atims, kad ten jūs dabar plikybas ir lovas, aš galvoju, kiek Lietuvoje yra tos dezinformacijos, ir kiek yra leidžiama šitiems, tikrai, galiu pasakyti, Arnai, bepročiams, garbės žodis, bepročiams. Ir jie svarbiausia, kad jie buvo ir Seimo nariai, buvo ir pozicijos, ir ministrai, kai kurie buvę, vicikai buvę, bet, šneka tokius dalykus ir, velnis, galvoju, kas čia yra. Bet aš suprantu, kad noras yra tą įsiubuoti, kol šiandien jūs, sakau, mušatės dėl NT, jums keliauja reprodukcija. Tai aš to niekaip nesuprantu. Vietoj to, kad dabar pradėtumėm valstybei diskutuoti, ką darysime, jeigu ES sankcijų nepritaikys Liepos mėnesį, kur dabar bus susitikimas. Tai ką mes tada darysim, Arnai? Aš žiūriu, nieks nediskutuoju. Čia ką man vienam durniui įdomu, aš ten sėdžiu, žiūriu, kokios sankcijos, kaip jos veikia, kur neveikia, jeigu Europa nepritars, kiek čia Lietuvoje, kiek produkcija pravažiuos, per kur apeina, per Latviją, per Estiją, per Lenkiją praeina, per Turkiją praeina, per NATO, ES. Tiesiog, sėdi, tu modeliuoji, tu tą visą žiūri, tikrini. Visuomenė, Arnai, vienodai viskas. Absoliučiai viskas vienodai. Taip, už tai, kad visuomenė nuo pat gimimo, amžinatilsis savo tėvuko paklausk, ką jisai darė gimęs, ką darė tavo senelis, ką darė tavo prosenelis. Statė trobą. Žinau, Arnai, tai yra lietuvių. Tavo tėvas statė trobą tau. Tu statei trobą Vakarijui ir Jorijui. Ir staiga pist ateini ir pats savo trobą savo vaikam apmokesdini. Aš tau dar kartą sakau, yra tas mokėtis prakeiktas. Viskas, baigiam, nediskutuos, Arnai, daugiau šitą temą. Tu puikiai, žinai, pats mokėsi ir apsimeti durnių, kad tu jo nemokė. Taip, bet aš nenoriu daugiau mokėti. O Skaistė, dabar žiūrėk, vėl prie matematikos. Prie matematikos ir moralės. Skaistė, 10 000 pirmam būstui didmiesčiuose nieko nereiškia. Teisingai? Teisingai. O Šančius, Vilnius nusispjaut, kitur svarbu.
ir neprognozuokite pasaulio pabaigos. Pirmam būstui tą 10 000 kartelę didmiesčiuose jinai nieko nereiškia. Čia vertės yra tikrai gerokai 10 kartų didesnės negu nustatyta ta minimali kartelė. Ta riba galbūt atrodo maža Vilniuje, bet mes turime 60 savivaldybių ir nekilnojamo turto kainos juose labai skiriasi. Neprognozuokim pasaulio pabaigos. Vilnius Benkunskas, kaip ir sakė, 150 000. Čia jisai turbūt sakė, jeigu aš neklystu. Pridėjęs ranką prie širdies, aš nespėjau irgi visko sugaudyti, aš jau ten žiūrėjau. Sakė, mes padarysim taip, kad Vilniui už pirmą būstą nemokėtų. Nu kažkas bijo aš tusmeluoti, jie ten turi tą medianą matyti gauti, pasižiūrėti, kiek bus, kokia jų yra dalykas. Tai gerai, žiūrėk. Aš žiūriu į priekį, Arnai žiūri į priekį. Aš noriu, kad tie mokesčiai, kurie ne nuo mūsų valios, jie dabar išlindo nekilnojimas, ne nuo mūsų valios jis atsirado, ne nuo mūsų. Sutinku. Tai aš noriu, kad jisai būtų socialiai teisingas, pagrįstas ir pamatuotas. Aš noriu, kad man žmonės kitų metų gegužės 15 dieną sutikęs, aš galėčiau paspaus ranką, nusišypsoti ir pasakytų, bet tu buvai suskis, sakytų man Remigiau. Bet dabar gerai yra. Gerai, bet tada aš ant tavęs pikau. Aš noriu, kad aš nebijau, Arnai. Tu puikiai, kitu žinai mane. Mano gyvenimas yra... Bet žiūrėk, juk esmė... Kad aš man malonu tą darbą dirbti yra. Esmė yra tame, kad juk kalba yra ne tiek, ar tu apmokestinsi eurų, ar aš moku dabar 138 eurus, reiškia, per metus. Esmė yra ta, kad visi nori, kad pirmas būtų nepaga. Ir dabar tada sakyk, kas meluoja. Nes štai Skvernelis 2 kartus vienoje kalboje, vienoje laidoje pakartojo 2 kartus. Už pirmą būstą mokėti nereikės. Paleistas mitas, kad jau visiems reikės mokėti, nors tikrai nėra, už pirmą būstą niekas nemokės. Niekas, pabrėžiu, niekas, kas ir šiandien moka dar. Tu nieko nedarai gyvenime, tavo turtas iš esmės, jisai blogėjo, remontas nepadarytas, komunikacijos senos, bet vertinimas, kadangi rinkos sąlygos kitokios, 3 kartus pakilo, tampi turtingų žmogumi, dabar turi mokėti. Tai šitą modelį reikėjo koreguoti, būtų atsiradus šiek tiek didesnė bazė, šiek tiek didesnė, bet tikrai nebūtų palietę, net ta žinia ir mintis, kad visuotinis bus. O dabar tu žmonėms nebeįrodysi. Tikrai nebus to visuotinio mokesčio, nebus už pirmą būstą, bet jau visiems susiformavus nuomonė, kad yra kitaip. Tai dėl to mes ir stengiamės, dabar vyko pateikimas, dabar eina į komitetus, savivaldybių asociacijai, mes prašysime, kad savivaldybės pateiktų mums informaciją, kiek jie planuoja nustatyti pirmo būsto grindis. Tai grindis viskas aišku. Tai juk nenustatys, pavyzdžiui, kiekvienam namui atskirą. Tavo namui ten 350 000 grindis, mano kotedžui sublokuotam 400 000 grindis, kur 17 metų be jokio remonto, ten tarkim už Pilaitės pačiam daugiabutyje ten 150 000, nenustatysi kiekvienam turto objektui atskiras grindis, nemegok. Sakyk, Lietuva rūpi neišsimiegu naktim. Neišsimiegu, už lango lietus lyja. Jo, tas pats. Kaip ten tas sakė? Pone, mes 3 naktis nemegoja. Pamanyk 3 naktys, aš visą gyvenimą akių nesumerkiu. Tadas Blinda. Tai vat kaip čia tas, kad 2 kartus pakartojo, kad už pirmą būstą nemokės niekas. Meluoja, nemeluoja. Jis jau dabar tai sako. Čia šią savaitę. Tai sakau, gal Seimo pirmininkas turėjo omeny, kad bent 80% Lietuvos žmonių už pirmą būstą tikrai nemokės. Tikrai nemokės. Aš galiu garantuoti, kad tikrai nemokės. Priimam domen, retai tai būna, aišku, bet ir Razma, aišku, jisai, tu jau labai kovoji. Aš tada prisimenu, kai atnešė Šimonytė su Skaistė, tas su tom, ten irgi pristatinėjo. Jo, ten neskaistė pristatinėjo, Bilkšytė pristatinėjo. Taip, Bilkšytė, viceministrė, jo. Tai Razma pareiškia, kad jų nekilnojamo turto apmokestinimo projektas būtų su mažesniu koeficientu, bet jisai pripažino, kad įstatymą tikrai taisyti reikėjo ir kad, šitą projektą reikėjo pateikti. Čmilytė, aišku, žiūrėk, kaip Žemaitaitis vartosi iš gaidžio prieš žiūrovus, aiškindamas, kad tas projektas buvo blogas.
atkreipsiu dėmesį, kad mūsų pateiktas nekilnojamo turto mokesčių įstatymo projektas būtų užtikrinęs neapmokestinimą žymiai didesniai daliai žmonių ir tolygiai visose savivaldybėse. Ir koeficientas buvo aiškus, konkretus ir mažesnis. O bet kuriuo atveju, galiojant įstatymo projektą čia reikėjo taisyti po verčių indeksavimo, tai yra savaime suprantama. Kolegos, mes matome, kaip karšta Remigijui Žemaitaičiui dėl jo palaikymo nekilnojamo turto įstatymui ir kaip jis vartosi prieš mielus žiūrovus ir bando įtikinti, kad anaip buvo blogiau. Tai tikrai užjaučiam jūs, Remigijau. Tai taip ir buvo blogas, nes jie patys tą suprato, nes aš pamenu dar tokį filmuką buvau sukūręs prie tokio tvarto Bakūžės. Jo, jį dabar. Taip, aš iškart pasakiau, bepročiai esat Mediana Bakūžiai. Tai dabar ta Bakūžė ir kiti net nemokės tenais Laugaliuose, Lioliuose, tenais Žalpiuose, Pakražantį, Pakryžuvį, Užventį. Tai ir būtent nemokės, ar tu Tytų vienose, Tytų vienose, gal Tomas, nebent mokės, gal ten dar porą, 3, 4 gal jie ten mokės. Tai viskas, tai dėl to taip ir yra. Tai man, aišku, jeigu pastebėsi, šį kartą Liberalų sąjūdis niekas nepasisakė prieš ir klausimų nebuvo. Tai aš Šmilytė pasakė, kad tu išgaidžiai. Ne nuo mikrofono, man gerai, žinai, jinai mane myli, nežinau, ta meilė kažkokia begalinė, jinai man matyti jaučia gal su vyru kažkaip liūdna. Tai kas atsitinka? Tai Liberalų sąjūdis, aš nežinau, man įdomu Bagdono paklausti, bet žinau, kad jie visi puikiai supranta, kad tas teikiamas mūsų projektas tai yra įsigelbimas nuo jų bepročių, ką jie paliko. Nes jeigu mes nedarytumėm, tai jie puikiai supranta, kad čia būtų šakės, bet jie tada žaistų kitą žaidimą. Jie tada arnai kitais metais, gegužės 10 sakytų, va, žiūrėkit, eina suskiai, eina parazitai, va, šitie nieko nedarė, gyventojai, eikit langus jiems daužykit. Tai mes esam, sakau, nepavydėtinai situacija, arnai. Aš pats sakau, aš žinau, nei taip, tu pats jauti pats, supranti, kokia dabar mūsų yra. Tarp kūjo ir priekalo. Aš tau 100, kaip ten tu sakei, aš tau 100 kartų, ką sakiau, aš tau spalio 27 dieną. Prisimenu. Prisimeni? Tada dabar aš tau pacituosiu klasiką. Toks buvo rašytojas Molieras su garsiuoju savo tartiufu. Kaip ten tartiufas vis sakydavo, ir koks velnės nešė mane į tą galerą. Dabar pastato į kampą Paluckas, Šadžius, nuo spalio 13 iki 26 dienos tyčiojasi Nausėda, po to tyčiojasi Skvernelis, negavai nei vieno posto, ta, kas priklausė, tiesiog, ir už ką, kodėl, ir dar tu atsistojęs aiškini, tvari ta koalicija. Net ir mūsų griuvimas yra dezinformacija. Tvari ta koalicija, tvari, tikrai jinai yra tvari. Sakykit, čia yra labai jautrus klausimas. Dezinformacijos yra be proto daug. Ir su pajamų mokesčiu kažkokiu aš tik nesąmonė nesiprisikusiau. Aš kartais man taip įsivaizduoju, toks vaizdas, kad Lietuvoje kažkas moka pinigus, kad kurtų istorijas, kurių net nėra. Bet čia yra problema finansų ministro, kad jis nesėdi nei LRT, nei LNK, nei kitose televizijose, laikraščiuose, spaudoj ir neaiškina, kaip kas nuo ko bus. Jinai dirba, aš tikrai nenorėčiau, kad... Dirba, bet tai nereiškia tvari. Sutinku. Tvarumas yra toks, sakyčiau, laikinumas. Negaliu, niekada net santuoka nėra tvari. Negali būti tvarumo, nors sakau, kad tai yra tvari, nes žurnalistas klausia, ar yra tvari. Tai atsakai į žurnalisto klausimą, kad yra tvari. Jeigu dar turėtume keletą milisekundžių pagalvoti, tai gal ir kitaip dar atsakytume. Aš bent jau noriu tikėti, kad tai, ką mes sakėjom, tai, ką mes žadėjom, kad virstų kūnų ir nebūtų beprotizmų. Nes aš jaučiu vieną labai paprastą dalyką. 2008 metais, kai Gediminą Kirkilą šantažavo ir reketavo Kubilius, netiesioginė žodžio prasme, tai aš matau, kad gali tai nutikti, o to aš nenorėčiau, kad vėl valstybė būtų įkaitai. Gerai, žiūrėsime čia su tais tvarumais. Gal ir klystu, Arnai, gal ir klystu. Tu, žinok, atmink vieną dalyką, kad dabar jau nebeišaiškinsi, žmonės tikrai nebetikin. Ir Stulginskio ordino tu tikrai negausi, kad čia dabar laužai tos. Bet mes kaip paprastai
turime baigti linksmai laidą. Yra pati pozityviausia naujiena. Juk tu žinai, kad ant dienų yra paskelbtas būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas. Kaip tu vertini? Ramanauskas paskelbė, kad tokią pranašystę, Kasčiūnas buvo labai patenkintas, kad aš sakiau, kad tu būsi krašto apsaugos ministras. Tai tu būsi prezidentas. Čia Ramanauskas Kasčiūnui, ne tau. Tai, na. Nu, žiūrėkite, jeigu aš nepamiru, jis buvo Ramanauskas nacionalistas, ne, mama liepė kalbėti rusiškai, ne lietuviškai, ne? O Kasčiūnas šaukia Lietuva lietuviams. Tai, nu, toks man vaizdas, du pabėgo iš tos jūsų prieš tai paminėtos palatos, susirinko vieno įstaigo ir bando padaryti. Ten Ramanauskas išmestas iš LRT, bet žinot, kaip aš galvoju, kaip jie greitai visi atsiskleidė, kieno hebra, kieno šoblų yra, ne? Jau jie nebesislapsto nieko, nes esmė jau viskas aišku, kad Kasčiūnas sėdė Ramanausko kišeniai, kad eina į laidelės ir panašiai. Tai aš įsivaizduoju tokių vyriausių dalykėlių. Nu, kad Kasčiūnas taptų prezidentu, nelabai aš įsivaizduoju iš vis, kas čia gali būti, bet nu, ką žinau, aišku, gal gali būti, jeigu Lietuvoje nei vieno gyventojo nebeliks ir ateis Hitleris, o jis Hitlerio draugas bus, nes nu, jis labai arti to su savo ideologijom visom yra. Bet, nu, Ramanausko pranašystės neblogas. Dar Lipčisą pasikviestų, tai būtų iš vis trijulė dievybė, kaip sakant. Didis patriotas, ginantis tėvynę Lietuvoje. Taip. Va, būtent. Gerai. Ačiū, Remi, už pyktį. Bus apie ką pyktis matomai ir kitą savaitę. Smagu. Čia, žinai, kaip aš sakau, man didžiausias košmaras atsikelti ryte ir pamatyti, kad valdžia dirba žmonėm. O kol to nėra, bus ir apie ką pakalbėti. Arnai, 100% ir nedirbs valdžia, nes vis tiek valdžia žiūri maksimum, kad būtų daugiau. 100% žmonių nėra, kad tu būsi patenkintas. Duok Dieve, kad valdžios darbas neštų naudą 60-70% žmonėms. Kol kas aš nesu įsitikinęs, kad neša naudą bent 50%. Tai vat. Gal tiem, kuriem. Žiūrėsim. Neužmiršk. 16 000 už kvadratą. Vienas. Gausiu man dar priminti, aš įsiaiškinsiu man labai. Neužmiršk šitą lentelę. Daug yra reikalų. Gerai, iki Remiga, iki kito karto. Iki karto. Aš tave remiu, tavim tikiu, tu kažkada būsi Lietuvos prezidentas. Kaip aš kažkada sakiau, kad tu būsi krašto apsaugos ministras, taip ir įvyko.